visų šitą konferenciją dalyvaujančių. Tai manau visiems akivaizdu, ne tik man vienam, bet mano patirtis šiuo būtent lyderystės klausimu yra mažiausia. Tačiau šiandien visgi norėčiau pasidalinti tuo, ką per savo trumpą gyvenimą pavyko man sukaupti. Kadangi akademijoje jau mokaus 3 metus, tai kažkokių lyderystės pagrindų viską įgavau. Taigi norėčiau pasidalinti, kokie tie mano pirmieji žingsniai buvo. Taigi atleiskit, kad šiek tiek nervinsiuos kalbėdamas, nes pirmą kartą iš tikrųjų skaitau pranešimą konferencijoje. Juolab, kaip jau minėjau, tema nėra iš pačių patogiausių man, kadangi nors akademijoje, kaip minėjau, 3 metai, žinoma, tai pėdsaką paliekam kiekviename iš mūsų, nori to ar nenori. Tačiau su pačia lyderystė, tai vienas prieš vieną, akis akin susidurti yra tekę retai. Nepaisant to, priėmiau šitą iššūkį, lyderystę aš būtent vadinu iššūkiu. Šiandien man jinai būtent atrodo taip. Ir nuo pirmųjų žingsnių dėvint kariūnų uniformą girdimas šitas terminas kiekvienam iš mūsų studijuojančių čia karo akademiją. Būsiu atviras, prieš akademiją nieko nenutuokiau apie lyderystę, gal porą kartų ir buvau girdėjęs apie ją. Mokydamasis dar mokykloje niekad nebuvo nei krepšinių komandos kapitolų, nei tuo lyderių krepšinio ar futbolo aikštelėje. Niekad iš tikrųjų nebuvau net tas klasės lyderis, kuris aplink save sutrauktų visus ir kurios idėjas kiti norėtų sekti. Na, bent jau pats visą laiką savo tokio atrodžiau. Nepaisant to, priėmiau šį, kaip jau prieš tai minėjau, iššūkį, todėl šiandien noriu su jumis pasidalinti savo požiūrį į lyderystę. Ne bet kokią, o būtent karinę lyderystę, kurios šioje mokymų įstaigoje kiekvienas iš mūsų esame mokomi. Šia lyderystė surengiamas jau 3 metus, tačiau kelyje iš tiesų pradėjau žengti tik pirmuosius žingsnius. Manau, jog dauguma jūsų jaučiasi taip pat nedrąsiai kaip ir aš. Taigi jums leidus norėčiau apžvelgti, kokie tie mano pirmieji žingsniai buvo, kokia pirma asociacija šauna jums galva išgirdus žodį lyderystė. Man tai iš karto asocijuojasi su vadovavimu. Nežinau, galbūt todėl, kad esu ruošiamas būti būrio vadu, gal dėl kitų priežasčių, bet visgi tai yra vadovavimas. Pataisykit mane, jeigu klystu, bet vien būt paskirtų vadovauti vien tik todėl, jog tu baigiai karo akademiją, o nors kiti kariai dėvi tokią pačią uniformą, kaip tu, yra sudaryti iš tokių pat raumenų ir kraujų, yra šiek tiek neteisinga. Teisę vadovauti tu turi užsitarnauti, turi nusipelnyti. Nesu tin religingas, tačiau Biblijoje yra rašoma: kitokį krislą pamato, savojo rastų nemato. Šituos žodžius derėtų įsiklausyti, nes juose pasakyta visų mano pranešimo esmė, jog pradėti reikėtų ne nuo kitų, o būtent nuo savęs pačių. Vadovauti turėtume pradėti ne nuo kitų, bet nuo pačių savęs. Jei nori, kad tavęs sektų, turi praminti taką. Jeigu nori, kad tavęs klausytų, turi mokėti išklausyti kitų. Jeigu nori vadovauti kitiems, turi mokėti vadovauti pačiam savo. Kas vadą daro gerų vadų? Vadovavimas tai procesas, telkiantis žmonės siekti realizuoti tam tikrus tikslus. Lietuviškoje literatūroje ši sąvoka dažnai tapatinama su lyderiavimu. Lietuvių kalboje šios sąvokos turi skirtingą prasmę. Kiek vakar pavyko beje paskaityti, nes būsiu atviras, šito pranešimą neplanuotai gavau skaityti, tai teko ruoštis iš vakarų. Tai kiek teko spėti paskaityti, tai literatūroje ši sąvoka dažnai tapatinama su lyderiavimu. Tačiau turi skirtingą prasmę. Vadovavimas remiasi formalios jėgos poziciją, turinčią įtakos žmonėms. Lyderiavimas kyla iš socialinės įtakos procesų. Vadinasi, asmuo gali būti paskirtas vadu, arba gali būti tas vadinamasis neformalus lyderis. Taip pat egzistuoja ir trečias, ir mano manymu optimaliausias variantas, kai tu esi ir vadas, ir lyderis. Lyderiavimas gali būti apibrėžtas kaip procesas ir kaip savybė. Kaip procesas, lyderiavimas yra nepriverstinės įtakos naudojimas, bandant kreipti ir koordinuoti grupės narių veiklą, kad būtų pasiekti tam tikri tikslai. Lyderiavimas kaip savybė, tai charakteristikų, kurios yra priskiriamos kam nors, kas suvokia galės panaudoti jų įtaką tam, kad būtų tikslai pasiekti kuo efektyviau. Kai mano, šie abu veiksniai glaudžiai siejasi tarpusavį ir mano manimu jie abu būtini, norint pasiekti mums savo ateities tikslus, tai ateities sėkmingai vadovauti būriui, o vėliau ir didesniam kariniam junginiui. Visgi tenka pripažinti, jog žmonės kai kuriais klausimais mažai kuo skiriasi nuo gyvūnų. Tai kaip vilkų gaujos vadas įsikovoja teisę vadovauti, taip ir vadas, brūkšnelis lyderis, turi išsikovoti teisę prieš savo karius. Tiesa, priemonės ir metodai skiriasi.
Mano manimu, norint patraukti kitus žmonės savo pusę, turi jiems parodyti, jog esi stiprus. Nekalbu apie fizinę stiprybę, nors kiek tekę girdėti kariuomenė, tai taip pat kartais praverčia. Tačiau kalbu apie vidinę stiprybę. Jeigu nori, kad žmonės tavimi sektų, turi jiems parodyti, jog esi stiprus, jog sugebi susitvarkyti ne tik su savo užduotimis, bet ir kitomis, galbūt net savo pavaldiniam priklausančiomis užduotimis. Tai turi sukurti pasitikėjimą ir tam tikros pagarbos ryšį su savo pavaldiniais. Kaip tai padaryti? Klausimas tikrai nėra iš paprastųjų ir dėja, manau, neturintis vieno atsakymą, tačiau vis dar laikausi nuomonės, jau kaip ir minėjau prieš tai, pradėti reikia ne nuo kitų, o būtent nuo savęs pačių. Kas labiausiai stabdo žmogų gyvenime, mano manimu, tai baimė. Vėlgi kalbu ne apie fizinės baimės, nors prisiminus visai neseniai vykusį parašiutinį rengimą, tenka pripažinti, kad tai taip pat gali būti laikinas stabdys gyvenime. Tačiau turiu galvoje būtent vidinės baimės. Dažnai bijome įsišaukti, bijome, kad apie mus susidarys klaidingą įspūdį ir panašiai, todėl kartais bijome kalbėti. Taip pat šitoje konferencijoje, manau, galėjo dalyvauti bet kuris iš kariūnų, nes, kaip jau sakiau, aš pavaduoju kitą, kuris turėjo dalyvauti prieš mane. Irgi ilgai svarsčiau, bet nugalėjęs tam savo tą mažą didelę baimę, aš šiandien stoviu prieš jūs ir skaitau šį pranešimą. Užbėgant įvykiams už akių, tenka pripažinti, jau galbūt visų tų vidinių baimių tikrai nenugalėsime, visą tai neįmanoma, tačiau daugumą pažaboti tikrai galime. Kaip jau minėjau, pranešimų pradžioje tikrai neturiu didelės patirties, ypatingai kalbant apie lyderystę, tačiau jums leidus norėčiau papasakoti savo asmeninę istoriją, kuri galbūt kažkam iš jūsų taip pat pasirodys įdomi ir verta išklausymų. Taigi, kaip jau minėjau, visas tas vidinės baimės galima įveikti, daugumą jų galima įveikti ir pažaboti. Vis tai sakau todėl, jog visai neseniai pačiam teko su tuo susidurti. Tik dėka to, jog sugebėjau surinkti reikiamų momentų savie rankas, man pasisekė, kad šiandien jau esu 3 kursų kariūnas Lietuvos karo akademijoje ir skaitau šį pranešimą prieš jūs. Iš anksto noriu jūs nuraminti, jog ta istorija, kurią ketinu papasakoti, tikrai nebus šiurpą kelianti ir panašiai. Tiesiog noriu pasidalinti su jumis savo tų vidinių baimių, kurias jau įvardėjau kaip didžiausią stabdį žmogaus tobulėjimo procese, savo asmeninę patirtim, kaip man tai pavyko padaryti. Taigi, esu kilęs pats iš mažų miestelių Šakių rajone, pietvakarių Lietuvoje, baigiau Šakių Žiburio gimnaziją, galima laikyti jau provincijoje. Iš tikrųjų, dar mokyklos laikais, jau kaip minėjau, nebuvo nei krepšinio komandos, kapitonas iš tikrųjų iš vis net nebuvau labai sportiškas, niekad nedalyvau kažkokio tai ypatingo užklasinėje veikloje, tai buvau gana aktyvus mokyklos savivaldoj. Tačiau tikrai, jeigu būtumėt mane matę mokyklos laikais, niekas iš jūsų nebūtumėt pasakę, bet tas jaunuolis, jam vieta karo akademija. Tikrai ne apie mane tie žodžiai buvo. Visą savo laiką iš tikrųjų skyriau ne tik kažkaip save tobulinti iš šalies, bet tiesiog laukiau tų abitūros egzaminų, nes kažkaip buvo sudaryta man nuomonė, kad tai jie svarbiausi mano gyvenime, nes tik nuo jų lemės, kas toliau vyks mano gyvenime. Manau, kad tai buvo mano pirmoji klaida, nes, kaip jau minėjau, mokykloje mokiausi gerai ir iš tikrųjų buvo metas, kai laikiausi netgi protingiausių vaikų aplinkui. Tai čia, kaip minėjau, yra pirmoji klaida, niekad neleiskite savo užmigti ant laurų. Jūs niekad nebūsite geresnis negu kitus. Visada atsiras geresnis už jūs. Taip pat bus, kai ir aš taip įsivaizduoju, taip pat bus, kaip ir tapsime būrių vadais. Nepaisant to, jog tu esi vadas, tai nereiškia, kad tu esi geriausias iš visų. Taigi, kaip jau įvardinau, tai buvo pirmoji klaida, nes ne tik vadovas ar lyderis, tačiau kiekvienam lašelis kuklumų žalos tikrai nedaro. Priešingai jis tik padeda. Ne šiaip sau liaudies folkloras sako, ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Todėl taip pat geriau, kai tave giria ne tu pats, bet kiti. Taigi, grįžkim prie mano istorijos. Kariūnų žurnale dažnai yra skiltyje iš pirmų lūpų klausimi, iš kur tu sužinojai apie karo akademiją ir generolą Joną Žemaitį Vytautą. Tai aš labai puikiai prisimenu, iš kur aš sužinojau apie būtent karo akademiją. Tai man dar būnant 10 klasėje mokykloje vyko pristatymas karo akademijos, tuo metu buvo atvykęs taip pat mano kraštietis, kuris šiek tiek seniau buvo baigęs tą pačią gimnaziją kaip ir aš. Jisai tuo metu buvo antrakursis karo akademijoje. Jisai pristatinėjo karo akademiją būtent, kaip jau minėjau, tada buvo 10 klasė. Ir labai gerai prisimenu, kaip sėdėjau klasės gale, kaip tikras mokyklos erelis. Ir labai gerai prisimenu, kaip su
pilnomis baltų pavydo akimis žiūrėjau į jį ir slapčia svajojau, kad norėčiau būti jo vietoje. Vėlgi, kaip jau minėjau, mokyklos laikais pažiūrėjus į mane, buvo sunku įsivaizduoti mane karo akademijoje, nešiojau ilgus plaukus, laisvalaikiu grojau gitarą, buvau ganėtinai liberalių pažiūrų, apie sportą išvis tik vasarą su chebra kažkur krepšinį pažaisti. Tai natūralu, jog mano draugams ir artimiesiems išgirdus šitą mano eilinę užgaidą, pasidarė juokinga išgirdus, kad štai Paulius nori būti karininku. Taigi, atėjau galiausiai 12 klasę, abitūros egzaminai, truputėlį leiskit pasigirti, juos iš tikrųjų išlaikiau gerai, visgi tie 12 metų ruošimus nenėjo veltui. Ir galiausiai, kadangi mano gyvenime patarėjais, visada savo pagrindiniais patarėjais laikiau tėvus, kadangi šeimoje man buvo įskiepytos pagrindiniais vertybėmis, kuriomis orientuojuosi vis dar ir šiandien, tačiau šalia to man tėvai vis atkartojo, kad vis dar svarbu yra, kadangi vyras, vis dar pas mus tas stereotipinis šiek tiek egzistuoja šeima, tai man buvo įkalta tas, kad kaip vyras aš privalau turėti tokį darbą, kuris leistų ne tik išlaikyti man save patį, tačiau ir visą šeimą, kurią aš ateityje sukursiu. Na, o visas laisvalaikis, visi tavo pomėgiai ateis su laiku tavo laisvalaikį. Kažkaip tas skambus pasakymas, kad į darbą kaip į šventę, mano šeimoje buvo nustumtas į šoną. Tai va, kai tėvam pasakiau, kad noriu tapti karininku, ir jie pamatė tą mano brandos atestatą ir sako, Pauliau, ar tikrai, tu tarsi esi vertas kažko geresnio. Ir aš vėlgi šiek tiek pasitikėjau galbūt savo tėvais per daug ir tai buvo mano antroji klaida. Visada, iš tikrųjų visada kiekvienas lyderis, vadovas turi išklausyti kitų patarimus ir siūlymus, tačiau sprendimus dar reikia priimti pats. Deja, tuo metu to padaryti nesugebėjau ir paklausiau tėvų, tai pasirinkau studijas ne karo akademijoje, jau įstojau į Vilniaus universitetą, įstojau į energetikos fizikos specialybę, tuo metu man tai atrodė ypatingai būtent kaip ta viena iš specialybių, kuri tos tikslus turėjo darbą, kuris išlaikys ne tik mane ir šeimą, kaip atitinka tuos kriterijus. Mano tėvai, ypač mama, džiaugiasi, nes norėjo, kad studijuočiau inžinerinės krypties mokslus. Ir maniau, kad irgi pateisinęs tėvų lūkesčius būsiu, galiausiai, kaip jau sakiau, tas laisvalaikis, tie pomėgiai ateis su laiku. Žinoma, aš tokiu požiūriu, kaip galite atspėti žiūrint į mane šiandien suklydau, kadangi neužsibuvau ten, dar prieš pirmą sesiją pats savo norų nutraukiau studiją, supratęs, kad visgi ne tėvų gyvenimą reiktų gyventi savo paties ir supratau, kad fizikos studijos ne man. Galite tik įsivaizduoti, kokią naštą psichologinę tuo metu jaučiau, kaip prieš tai visur buvęs pirmūnas ne tik tėvų, bet ir aplinkinių akyse, ten Paulius Šaunuolis, olimpiadas laimi ir panašiai. Ir kai man reikėjo pranešti tėvam, kad sorry, metu mokslus, nepasisekė. Ir kaip mama ypatingai dar vis prisimenu, ten rugpjūčio pradžioje berods, kai sužinojau, kad įstojau į būtent tą specialybę, kurią rašiau pirmų numerių, kaip mama džiaugiasi. Su kraupu įsivaizdavau tą momentą, kai reikėjo pranešti, kad mečiau mokslus tik tam, kad užsirašyčiau į bazinius karinius mokymus. Į tą pačią kariuomenę, nuo kurios taip ilgai mane tėvai bandė atitraukti. Tai šitas iš tikrųjų buvo nelengvas etapas mano gyvenime, bet vėlgi, kam nepasitaiko. Kiek pažįstate žmonių, kurie yra metę studijos 2 kartus? Tiksliau, 1 kartą. Manau, tikrai ne vieną. Tai va, kam nepasitaiko, kaip jau minėjau, tai man tai pasitaikė 2 kartus. Vėlgi, iš to sekė mano 3-oji klaida. Po baigus tos bazinius karinius mokymus, aš kai juos išėjau, tai sudariau neformalią sutartį su savo tėvais, kad jie tam pritarė, su sąlyga, kad kitą metą aš vis tiek stosiu į aukštąją mokyklą. Kad įgautų tą išsilavinimą. Tai va, iš to sekė mano 3-oji klaida, kad stengtis visiems įtikti, norint sėkmingai vadovauti savo, turi suvokti, kartais turi priimti ir nepatogius ar netgi skausmingus sprendimus. Tai vėlgi tenka jūs mokyti iš savo klaidų, tai tikiuosi, kad jūs ateityje mokysitės iš mano jau padarytų klaidų, o ne iš savo paties. Tai 2012 metų vasarą aš, kaip jau minėjau, padariau šią 3-ąją klaidą ir nesugebėjau priimti vėl iš pažiūros skausmingų sprendimų, nes aš vis dar svajojau apie studijas karo akademijoje, vis dar apie tapimą karininku vis dar galvojau, tačiau mano tėvai vis dar laikėsi tos pačios pozicijos. Ir pamenu, kaip Liepos mėnesį naktį dar ten sėdėjau prie kompiuterio, įsijungęs tą LAMO BPO sistemą, ten kur pildyti, kad įstotum. Ir buvau pirmoje vietoje įrašęs Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą.
ir buvau surezgęs man tuo metu tobulą planą. Įstojau į Vilniaus universitetą, įgyju prestižinį įsilavinimą, tėvai patenkinti, užsirašau jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, Paulius patenkintas, nes galiausiai tampu karininku. Viskas tuo metu atrodė tobulą, tol kol neteko grįžti skaudžiai į realybę. Man pavyko įstoti į tas PMI, iš tikrųjų, įstojau irgi į nemokamą vietą, tėvai buvo patenkinti, visgi atrodo kaip tas sūnus palaidūnas, kaip ir pagaliau susitvarkė su savim. Ir dar rudens pabaigoje aš vėl buvau nusprendęs jau šitas studijas vėl mesiu. Kadangi tuo metu man irgi buvo juokinga, iš tikrųjų, bet ironijos buvo pilnas mano juokas. Tai tuo metu aš vėl buvau nusprendęs jau studijas mesiu, kadangi nepateisinu mano lūkesčių, sėdėti vien tik tai ir skaityti klasikus nebūtų tai, ko aš norėjau gyvenime. Nes vėl vadovaus to požiūriu, kad laisvalaikio ateis tie mano pomėgiai, tai šiuo atveju ta karyba. Ten užteks savaitgalis dėvėtą uniformą. Tai jau kažkur spalio pabaigoje supratau, jau ne, man uniformus reikia kasdieną. Vėlgi didžiausias mano košmaras tai buvo, kaip pasakyti tą tėvam, nes jau pirmą kartą pasakyti, tu meti studijas, tai dar, kaip jau minėjau, pasitaiko. Antra, tai iš visų aplinkinių, kuriuos pažįstu, tai kol kas dar tik toks vienas. Padaryta 2 metus iš eilės. Tai va. Tai buvo košmaras, iš tikrųjų tie metai buvo sunkus, tada sugalvojau vėlgi planą, jau matot, nuo senų laikų mėgstu planuoti. Sugalvojau planą, kad galbūt dar pavyks susitvarkyti su savim, persigalvoti, tai aš lieku studijuoti tuos 1 metus pabaigiu ties PMI. Ir tada jau vasarą prieš tuos naujus stojimus žiūrėsim, gal čia Paulius visgi bus susitvarkęs su savim. Tai man susitvarkyti su savim nepavyko, aš taip visus metus ir prasikankinau. Iš tikrųjų buvau per žingsnį nuo puolimų į depresiją, tenka tą pripažinti. Tai jeigu ne mano artimiausi draugai, tai nežinau iš tikrųjų, kas man būtų tuo metu nutikę. Apie savižudybę tikrai nešneku, bet netgi galvoju apie emigraciją ir pabėgimą nuo šeimos, nes tuo metu man atrodė, kad to jų visų nusivylimų, kurį jiem vėl teks patirti dėl manęs, aš net laikysiu pats. Tai buvo toks mano planas. Vėlgi, kaip mato, tie mano planai ne iš pačių geriausių. Tai va, bet mano paties nuostabai tėvai tą žinią, aš jiems pranešiau Liepos mėnesį, kai gavau patvirtinimą, kad aš jau priimtas į karo akademiją, iš tikrųjų, tai mano tėvai net nežinau, kad aš nutraukiau studijas, kad aš vėl 3 kartą stoju. Aš jiems tik pasakiau, likus 2 dienom prieš man išvykstant į bazinį kariūnų kursą, pamatė, kad galva plikai nusiskutautis. Sak, nes kaip jau minėjau prieš tai plaukus, ilgus neščiau, tai sak, jau įtarimas kilų visgi, tai va. Jo, tai va taip, bet įsiaiškinu mano tėvai, kad visgi aš įstojau į karo akademiją. Ir mano paties nuostabai, kaip jau minėjau, mane nustebino mano tėvų reakcija, nes aš kažkaip visus tuos berods 7 mėnesius buvau savo įkalęs į galvą, kad mano mama reaguos su ašarom, ten 3 dienos, nežinau, kaip per laidotuvės vos ne. Ir mano paties nuostabai mama sako, tai aš žinojau, štai jau sako, nuo rugsėjo mėnesio. Aš tik sako, tau leidau priimti pačiam sprendimą, kad tu išmoktum šitą gyvenimo pamoką. Ir man tai nustebino ir tenka pripažinti, kad vis tai buvo mano 4. klaida. Tai norint sėkmingai veikti, siekiant tikslų, net ir vadovas privalo mokėti dirbti komandai. Nes tai gali ne tik paspartinti tikslų siekimą, bet ir sumažinti skaudžius padarinius, kai našta dalinamasi kartu. Tai va. Tikiuosi, jog neprailgu visą šitą mano spalvingą, pasakyčiau, gyvenimo istoriją. Buvo laikas, kai ją pasakot, man buvo iš tikrųjų labai nemalonu. Visgi, kaip jau minėjau, nedažnas įvykis ir ypatingai, kai aplinkiniai pažįstami ten iš mokyklos laikų, koks nors klasiokas iš paralelinės sutiktas, jau ten pats vos ne 4. kurse klausti, ką veikia. Ai, tai va, 1. kurse sėdžiu. Atėjau dar nebaigti? Ne, 3 kartą pradėjau. Tai va, tai buvo laikas iš tikrųjų, kai šita visa istorija man buvo ganėtinai skaudi, bet dabar vis tai žiūriu kaip į gyvenimo man duotą pamoką, nes iš jos tikrai pasėmiau labai daug. Šiandien esu užtikrintas tuo, ką darau ir ten, kur esu, tikrai noriu būti ten, kur dabar esu. Vėlgi, ir vis tik to dėka, šiandien galiu stovėti prieš jūs ir skaityti šitą pranešimą. Kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų galime nuveikti įspūdingus dalykus, jei tik sugebame save priversti išeiti iš komforto zonos. Kiekvienas iš mūsų turi savyje kažkokių tai idėjų, kuriomis tikrai galime pasidalinti, jeigu tik nebijosime suklysti, išsišokti arba būti nesuprastiem ar nuvilti kitus. Jeigu viso to sugebėtume atsisakyti,
galėtume nuveikti įspūdingus dalykus iš tikrųjų, kadangi pirmiausia tobulėti turime patys, o ne kiti. Dažnai pastebiu iš tikrųjų savo kolegų tarpe, prašau neužpykit, jog mes galvom, kad užduotis pavestas mums padarys kas nors kitas. Nu, būna, aš pats taip pat irgi, kadangi esu kariūnas, būna, kad taip pagalvoju, nors visų to mums tikrai reikėtų atsisakyti, kadangi tik pabandykite įsivaizduoti, kas galėtų nutikti, jeigu kartais įdėtume bent lašelį daugiau savo paties iniciatyvus. Kokius didingus darbus galėtume nuveikti. Pavyzdžiui, tu matai, kaip kažką daro kitas ir negi jums niekad nebūna pagalvoti, kad aš galėčiau tai padaryti geriau negu jis. Ir visam tam tai reikia tik tai lašelį iniciatyvos. Tik su lašeliu jos tiek daug galėtume sužinoti apie save ir savo gabumus. Nuo įstojimo į karo akademiją mano gyvenime daug kas pasikeitė. Pirmiausia, tai požiūris. Tie 2 metai praleisti Vilniaus universitete, kurių metus stengiausi būti kažkuo kitu tik tam, kad įtikčiau savo tėvam, buvo iš tikrųjų žiauriausia mano gyvenime. Tuo metu studijuodamas Vilniaus universitete, kaip jau minėjau, kurių metus stengiausi įtikti kitiem, tie metai privertė mane pamiršti, koks prieš tai buvo pilnas idėjų ir iniciatyvos dar mokydamasis mokykloje. Kadangi, kaip jau minėjau, mokykloje buvau aktyvus mokyklos savivaldos narys, priklausiau apskaitam mokinių stalui veikusiam Šakių rajone. Kai įstojau į Vilniaus universitetą, kadangi man ta vieta jautėsi svetima ir aš ten jaučiausi tiesiog pildydamas ne savo kitų valią, nei kartų net nepagalvojau apie idėją įsirašyti studentų atstovybę ar kažkokią tai kitą organizaciją. Vis tai man atrodys svetima ar nenoriu, aš tiesiog užsidariau savį. Ir jeigu aš tik tai būčiau tuo metu bent kiek vyresnis ir parodęs iniciatyvos, galbūt būtų viskas nutikę kiek taip. Leiskit paklausti, ar esat matę filmą Jis sako taip su Jimu Carrey? Nežinau, kaip jums man šitas filmas iš tikrųjų labai patinka, be abejo jis komiškas, tačiau jis neša labai svarbę žinią, kad jeigu mes dažniau sugebėtume pasakyti žodį taip, aš galiu, aš noriu, aš privalau, įsivaizduokit, kokių didingų darbų galėtume nudirbti. Savęs kontrolė yra sėkmės, kadangi tai nesibaigiantis procesas, tačiau jis be galo svarbus, jei nori būti gerų vadovų ir kitiems. Nes tik pažinodamas ir žinodamas save, gali sau leisti vadovauti kitiems. Dėkoju.